Užteks listi, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks. Gerai, pereisim prie komplektacijų visai netrukus. Dabar einam į mūsų tradicinę rubriką Krekenavos, kai norisi mėsos, pristato LKL geriausius dėjimus su mėsomis ir vieną iš archyvinių epizodų esu paruošęs jums dabar. Tai kadangi pereisim prie komplektacijos klausimų, tai ir mūsų tradicinė rubrika kažkiek susijusi su tuo, apie šitą žaidėją, kurį pamatysim, tikrai irgi pabandysim pakalbėti. Trumpas video, viskas labai greitai. Ir aš aišku turėjau omeny ne Edgarą Ulanovą, o Lauryną Birutį, jo dėjimą. Eilinį galima turbūt sakyti vis dėlto Laurynas LKL būdavo ir yra dar keičiantis žaidėjas. Per jį galima žaisti, per jį galima laužti. Aišku, to užsibaigimo trūko ir trūksta. Bet jeigu gauna kamuolį ant lėkštutės, kaip šitoje situacijoje, tas dydis... Įdėk iš Šiaulius MVP LKL. Tai vat. Tai, žinai, tik tais tiek, kad kaina, aš manau, jo dar per didelė. Tai vasarą aš nesitikiu, kad jis liks Lietuvoje. Aš manau, kad jisai ras neblogą variantą kokio Ispanijoje, spėju, ir keliaus ten. Nes LKL komandoms aš manau, kad dar per brangus. Kur užkandžiai? Čia užkandžiai. Čia lesalas. Užteks listi, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks. Kodėl jie manęs dar neišvarė?